Stažas tikrai labai jau mano didelis, šiemet švęsiu jau 20 metų, kai sergu diabetu, tokia jau juoda, negera šventė, bet vis tiek. Praktiškai daugiau nei 90% sergančiųjų antro tipo cukriniu diabetu ir sergančiųjų prediabetinėmis būklėmis turi antsvorį arba nutukimą. Nutukimas tai ne tik svoris, o signalas, kad kūnas keičia pusiausvyrą. Mes to nejaučiame, kol vieną dieną analizės tampa veidrodžiu. Cukrus kyla, energijos mažėja, o organizme tyliai dega uždegimo židiniai. Tai prasideda kelias į prediabetą ir diabetą. Pirmus savo diabeto sirgimo metus labai neigiau ligą. Ir tiesiog galvojau, kaip manau ir daug ateinančių, aš vaistinėje dirbu žmonių, į vaistinę, kad gydytojai primetė ligą, gydytojai sugalvojo ligą, čia farmacininkų gal irgi biznis. Bet per tuos 20 metų supratau, kad mano liga tikrai negerėja ir viskas eina tik tai į priekį ir su gydytoja kartu džiaugiamės, kad neturim pasiekmių šiai dienai tiek metų sergant. Nes pasiekmes, su kuriuom jau susitaikiau ir aišku norėčiau jų išvengti kuo ilgiau, tai viena iš pagrindinių tai yra kraujagyslių pažeida. Ir pažeidžia dėja visas kraujagyslės, įskaitant ir smulkiuosius kapiliarus, tai yra akis, taip pat pažeidžia inkstus ir širdį ir stambiasias kraujagyslės. Kristina vaistininkė, kuri kasdien mato tą patį. Žmonės ieško greitų sprendimų, bet sveikata ne vienos tabletės reikalas. Ji rado kitą kelią – gamtos ir mokslo sintezę, sukurta Jungtinės karalystės mokslininkų, kad padėtų kūnui atgauti balansą ir sustabdyti uždegimus. Turbūt nėra nei vieno organo ar sistemos, kur nutukimas neturėtų neigiamos įtakos. Tai visų pirma ir širdies darbas. Žmogus pradeda dusti, kyla arterinis kraujo spaudimas. Dėl nutukimo trinka miegas, trinka skydliaukės veikla, kitų hormonų balansas. Tai gali tapti ir nevaisingumo priežastis. Kenčia sąnariai, kenčia daugybė dalykų. Nutukimas yra tokia lėtinė liga, kuri iš tiesų yra priežastis daugelio ligų. Mes kalbam ne tik apie antro tipo cukrinį diabetą, mes kalbam apie širdies kraujagyslių ligas, apie kepenų ligas, apie sąnarių ligas, apie onkologiją. Ir nutukimo metu vyksta lėtinis uždegimas. Pasikeičia daugybės uždegiminių medžiagų kiekis organizme. Vystosi atsparumas insulinui. Vyksta lipidų apykaita visiškai kitaip. Mano gyvenimas visas ir tas 20-metis tai yra žaidimas su svoriu. Tai nuo mano nutukimo iki šiandieninės dienos, tai aš esu numetus 30 kg. Bet iš savo praeities irgi galiu pasakyti, kad kai atsipalaiduoji ir pradedi valgyti viską, tai svoris tiesiog siūbuoja 15 kg. Kai kūne kaupiasi riebalai, visa sistema praranda dirigentą. Širdis skuba, skydliaukė lėtėja, kepenys kaupia riebalus. Tai ne disharmonija, tai metabolinis sindromas, kai kūnas ima groti prieš save. Būtent antro tipo cukrinis diabetas ir pasižymi tuo, kad jis yra taip vadinamas tylusis žudikas, nes dažniausiai žmonės nežino, kas serga, kol nesiranda komplikacijų. O komplikacijos tai gali būti kažkokios negyjančios opos kojose, inkstų nepakankamumas, akių problemos iki aklumo net galima prieiti, širdies infarktai ir staiga žmogus pakliūna į reanimaciją dėl infarkto ir jam randa cukrų labai didelį ir paaiškėja, kad jau daug metų ko gero yra tas diabetas ir negydomas. Tyliai, bet kryptingai. Uždegimas kūne veikia kaip mažas žarijos taškas neišgesintas. Jis pamažu uždega visą organizmą, kol vieną dieną tas vidinis gaisras pavirsta liga, kurios jau nebegalime nepastebėti. Uždegimas labai susijęs yra su daugelį lėtiniam lygomis. Tai yra artritas, tos pačios onkologinės ligos, širdies kraujagyslių ligos, diabetas. Absoliučiai ydinga nuomonė yra, kai žmonės galvoja, kad onkologinė liga atėjo staiga netikėtai arba nukrito kaip iš giedro dangaus. Jokių būdų. Kiekvieną dieną, taip kaip jūs maitinatės, jūs kartu arba nemaitinate, arba aktyvuojate vėžines ląsteles. Taip kaip jūs maitinatės, arba jūs skatinate ir pritraukiate ligas, arba kaip tik jūs jas atitolinate. Žmogaus kūno metabolizmo procese
išsiskiria laisvi radikalai. Tai yra normalu, tai yra mūsų kasdienės veiklos tiesiog rezultatas. Normaliai žmogus išlaiko tą balansą, jeigu jis yra sveikas, bet mus veikia labai daug įvairių veiksnių. Stresas, jo metu reikalinga didesnė energija, organizmo metabolizmas keičiasi, didėja laisvų radikalų, įvairūs toksinai, įvairūs ksenobiotikai. Ksenobiotikai tai yra medžiagos gautos iš šono, ne mūsų maistas ir ne mes patys. Pavyzdžiui, gali būti vaistai, gali būti kancerogeninės medžiagos įvairios, gali būti konservantai maiste, svetimos organizmui medžiagos, jos kelia laisvuosius radikalus. Ligos įvairios uždegiminės, visada pasitaiko bakterinių infekcinių, virusinių infekcijų. Vėlgi padidėja uždegiminių procesų metu laisvų radikalų kiekis. Jeigu jau žmogus turi chroniškų uždegiminių procesų, taip pat žymiai daugiau yra laisvų radikalų ir tada reikalinga papildoma apsauga. Antioksidantai mūsų suvartojami iš šono maisto pavidalu. Antioksidantai mūsų kūno ugniagesiai. Kai uždegimo židiniai pradeda degti, jie padeda kūnui atkurti balansą, o polifenoliai augaliniai junginiai, kurie ne tik gesina uždegimus, bet ir stiprina ląstelių apsaugą nuo oksidacinio streso. Jeigu kalbėti aplamai apie priešuždegiminę mitybą, tai yra kas tiktų absoliučiai visiems žmonėms. Tai yra, sakyčiau, netgi prevenciška gali būti mityba arba žmonėm, kurie negaluoja turėdami kažkokius tai uždegimus. Vadinasi, mano mityba gali paskatinti uždegimą arba atvirkščiai jį slopinti. Jeigu kalbėti apie priešuždegiminę mitybą, tai be jokios abejonės aš tikrai norėčiau išskirti 2 pagrindinius dalykus. Tai yra poliferoliai, ar ne, ir antioksidantai. Ko vengti siekiant maitintis prieš uždegiminę mitybą? Tai tų produktų, kurie kaip tik paskatina mūsyse uždegimus. O tai yra rafinuoti angliavandeniai, tai būtų iš produktų baltų miltų kepiniai, bandeliai, blineliai, transriebalai įvairiausi ir be jokios abejonės tai būtų vadinamas pridėtinis cukrus. Kristina kalba tiesiai, stebuklingo valgio nėra. Šiandieninis maistas dažnai tik apsimeta sveiku. Polifenolių jame mažai, antioksidantų dar mažiau, o kai kūnas jau kovoja su liga, net geriausias meniu nebespėja. Todėl mokslu pagrįsta gamtos pagalba tampa išmintingu pasirinkimu. Tiek aš pati, tiek savo praktikoje darbo susiduriu su labai skeptiškai į maisto papildus ir vitaminus, mikroelementus žiūrinčiais žmonėmis, nes jie galvoja, gerai, dabar yra ruduo, vaisių, daržovių periodas, tai čia kiša mums vitaminus, bet teoriškai kiek daug reikia suvalgyti, kad iš tų vaisių ir daržovių mes gautumėm kažką tai. Tarkim, dar pasirinkti labai reikia, kada ką valgyti. Juo labiau, kad jeigu valgyti žalią vaisių, uogą ir daržovę, tai irgi ar tikrai visiems tuos vaisius taip gerai ir virškina. Tikrai ateina ne vienas žmogus į vaistinę, kuris sako, kad gerai, svogūnas, česnakas gal ir sveika, bet nevirškina man, aš jo negaliu valgyti. Tarkim, jeigu imsim, kad ir onkologinius ligonius, kurie turi problemų po operacijos su žarnom. Tikrai nei aš, nei tikriausiai kiti žmonės nepagalvoja, kad turint lėtinę ligą tikrai yra problema su maisto medžiagų įsisavinimu organizme, kad jisai sulėtėja. Aišku, mes galim valgyti daug vaisių ir daržovių, bet esant lėtiniai ligai mes jau nebežinom, ar įsisavina tos medžiagos, tarkim, kad ir sergant diabetu. Tai iš savo patirties galiu pasakyti, kad geležies įsisavinimas tikrai yra daug prastesnis. Taip pat man pačiai trūko tiek vitamino B12, tiek folio rūgšties. Tai galiu teigti, kad su maistu šitų medžiagų aš tikrai negavau, o man jų tikrai reikėjo, nes tiek anemija, nes organizmas gauna per mažą kiekį deguonies. Per 20 metų su liga Kristina išmoko paprastą tiesą. Stebuklų nėra, bet mokslu pagrįsta gamtos pagalba veikia. Kūnas visada siekia pusiausvyros, tereikia jam padėti. Ir būtent todėl Kristina, jos vyras ir tėtis pasitikėjo formulę, kurią sukūrė Jungtinės karalystės mokslininkai, ne dėl mados, dėl supratimo.
aš šitą maisto papildą pirmam nupirkau tėčiui, nes mano tėtis turi prostatos onkologiją ir aš panagrinėjus visus tyrimus Kembridžo universiteto radau, kad yra pagrįsti tyrimai būtent sergančiam prostatos onkologija. Tada įsigilinau, kad šitie 4 augalai tikrai turėtų labai efektyviai veikti ir kraujagyslių bei širdies problemas turinčių žmonės. Tai antras buvo mano vyras, kuris turi problemų su širdim, kad pastiprint kraujagyslės. Po to susigundžiau ir aš, nes kadangi turiu lėtinę ligą ir sergant diabetu trūksta tikrai energijos, tai dėl arbatmedžio nusprendžiau, kad reikia pasididinti tonusą, kad jausčiausi energingesnė ir galėčiau eiti į darbą ir dirbti. Taip pat labai saugau ir savo kraujagyslės, tai man irgi labai buvo svarbus punktas. O kitas dalykas, kad tikrai nesu išskirtinis žmogus ir tikrai diena mano yra stresinė, daug streso, daug bėgimo. Dar esu iš tų, kurie mėgsta pamiegoti ir dažniausiai ryte net į darbą sunkiai laiku spėju. Tai nusprendžiau, kad siberžolė man puikiai tiks, nes veiks būtent uždegiminius visus procesus, kuriuos sukeliu streso metu. Kristina sako paprastai, stebuklo nėra, bet yra sveika logika. Kai kūnas pavargsta, jam reikia pagalbos. Iš gamtos, iš kasdienybės, iš mūsų pačių. Po pertraukos tęsime sveikatos kodą. Kalbėsime apie natūralų, mokslininkų iš Jungtinės karalystės sukurtą preparatą, kuris padeda palaikyti organizmo pusiausvyrą ir stiprumą kasdien.